Apleidžiame viešbutį Kijote ir važiuosime į Hirošimą. Šiandien su Evelina labai anksti stengiamės atsikelti. Vėl tradiciškai nedaug miego, nes reikėjo viską susitvarkyti, susipakuoti lagaminus ir visą kitą. Labiausiai tai nuliūdino, kad traukiniai pasirodo tais, kuriais planavom važiuoti, mūsų abonementas negalioja. Nes tiesiog negalioja. Tai reiškia, kad mes tiesioginiu reisu Kijotas Hirošima per valandą 20 negalim važiuoti. Ir turime rinktis tą, ką duoda mūsų abonementas. Reiškia, važiuoti per Osaką, tas mums prailgina kelionę 1,5 valandos kažkur. Ir turėsime turėti vieną papildomą persėdimą. Tai biškį nuliūdino. Aišku, sakėm, kad varysim vis tiek to tiesioginiu. Bet pažiūrėjom kainą, kad po 8 eurų gaunasi galvai. Tai tada kažkaip su Evelina sakėm, ai gerai, ties valandą kažkaip sinaudos, ar ne? Taip. Turėjome pereiti į kitą gatvės pusę, kad pamatytume liftą, nes mūsų lagaminai vis sunkėja ir sunkėja su kiekviena diena. Nu va, važiuojam jau su traukiniu. Esmė, kad važiuojam nei su tuo traukiniu, nei ten pagal tą patį maršrutą, kurį įsigijom, nei savo vietose sėdėm. Ta prasme, beleką. Normaliai, žodžiu. Nes atvarėme iš Kijoto į Osaką, tada turėjom bėgti pasiimti bilietus rezervuotus, tada jau juos pasiėmėm, bet nespėjom į traukinį, kuris važiuoja daug ilgiau, tada sakėm, nu tai nuvarom papa. Yra zuikių, galima kaip zuikučiam ir lėkti. Tai pasiėmėm Super Expressą, jeigu rizikuot, tai iki galo. 3 stotelės ir vietų. Nu, mes dar nesam Hirošimoje, nors jau valandų nemažokai prabėgo. Nu, čia koks gal 3 persėdimas ir 4, aš jau net nebeskaičiuoju, va dar vienas bullet trainas. Mes vis privažiuojam ir vis sufeilinam. O, tai nežinau. Liko liktais dar vienas bullet trainas, paskutinis. Susiknystom tais bilietais absoliučiai. Tai važinėjom dabar super non-reserved seatus ir ten jau kaip pavyksta. Nu, kelionė sekasi nuostabiai tiesiog. Tai ta mūsų 18 persėdime. Tai jau ir net sėdimo vietų nebegavom. Visi stovi. Pasirodo nerezervuotas vietos į populiarias vietas, į populiarius miestus. Tai būna taip nugrūstos, kad tiesiog žmonės visi stovi. Bullet traine. Gal ir ne pats saugiausias dalykas, nes šiaip turėklų nėra. Tai išlaukiau, kol Evelina gavo viečikę. Tai labai liuks. Ir aš turiu va čia tarpą atsisės, įsiterpt. Tai va, taip mūsų kelionė sekasi. Jeigu viskas taip gerai ir seksis, tai gal ir 18 mikriukų nereikės iki viešbučio. Ar ne, Evelina? Happy. 20 Nu ir kelionėlė, žinokit, nieko gero. Atvykom į Hirošimą jau dabar tikrai. Dabar liko su visais įmanomais persėdimais, nu tikiuosi taip nebus, šiaip su vienu streetcaru turėtume nuvažiuoti iki viešbučio. Stebiu, ar teisingą streetcarą pasirinkome, nes visiškas jovalas suprasti, kaip veikia. Evelina prižiūri lagaminus, yra lagaminų saugotojas, perėmė valdžią. Važiuojame su streetcaru, tai yra tramvajum, jau link Hirošimos centro. Žmonių nedaug, tai all good. Su Evelina jau einame pėstute, nuo viešbučio pasirinkome, kad nevažiuosim su jokiu tramvajum ir autobusu. Šiandien persėdimų kaip ir neužteko, nenorėjom rizikuoti, paskutinis pavyko puikiai. Dabar žygiuojame per miestą, 14 minučių eiti, jau 10 nuėjom, viskas atrodo taip pat. Jau kai tiek dienų ir savaičių prabūni vienoje šalyje, tai daugiau mažiau approachas visur yra vienodas, tie patys žmonės, tos pačios mašinos, transporto priemonės, parduotuvės, maistas, ane, Evelina, viskas tas pats jau. Jau šalies pažinimo darosi nebeįdomu, tai jau liko susirinkti trupinius.
Mes dabar esame pakeliui link pirmojo trupinio, tai antro pasaulinio metu susprogdintos Hirošimos paminklas. Tai yra išlikęs pastatas, kuris būtent buvo betoninis, nes daugelis pastatų aplinkui buvo mediniai ir jie buvo nušluoti nuo žemės paviršiaus, o tam tikri betoninės konstrukcijos pastatytos šiek tiek vėlesniais metais liko išsaugotas ir išlaikė struktūrą ir dabar didžioji dauguma jų yra kaip paminklai atminti tai pražūtingai dienai. Tai eisime dabar jos pasižiūrėti. Po to apeisime parką, apeisime muziejų, šiek tiek paskaitysim istorijos atsimint, pagerbsim žuvusius ir su Hirošima bus tiek. Tik išėjus iš šito kampo, iš karto atsiveria vaizdas į Atomic Dome. Šiaip tai kaip ir atominis kupolas turėtų verstis. Tai likusios pastato liekanos, kai sprogo bomba, nunešė viską aplinkui ir dalis pastato išliko gyva. Panašu, kad vis tiek, nesvarbu ar bomba ją paveikė ar ne, bet gamta paveikė. Stovi nemažai saramų, kurios laiko konstrukciją ir laiko sienas, kad jos negriūtų vis daugiau ir daugiau. Bet visa kita palikta autentiška, plytų mėtose. Originaliai šitas pastatas buvo pastatytas čekų 1915 metais kaip meno ir parodų ekspozicijos rūmai, kuriuose žmonės galėjo eksponuoti savo kūrinius. Tai nemaža dalis šiaip yra išlikus, bet pagrindinės konstrukcijos biškį pabirėjo. Bet čekai visai tvarkingai padirbėjo to klausimu, matosi. Šiek tiek pastatas iš arčiau. Minimai. Viduje jau matosi naujos laikančios konstrukcijos, kad kuo daugiau išsaugoti kaip memorialą. Priėjom dar prie tokio memorialo. Labai minimalus. Esmė, kad šiandien daug yra mieste tokių vietų, tokių paminklų palikta. Ir būtent jie yra skirti tam, kad pažymėti vietas, kur žmonės savo kūnų sprogimo metu padarė tokį savotišką šešėlį. Ir ant sienų, laiptų, visokių plytelių liko žmonių siluetai. Tiesiog panašiai kaip saulė apšviestų ir turėtume pavėsi, tai panašiai buvo ir su atominė bomba. Žinoma, daug vietų tiesiog dėl oro pokyčių ir laiko išnyko savaime. Dalis liko kažkaip bandyta išsaugoti. Teoriškai rašo, kad ant statulos veido yra būtent išlikęs šešėlis. Kažkoks pajuodavimas matėsi, bet sunku pasakyti, gal tiesiog tai purvas. Bet kaip faktas, nuotraukos yra užfiksuota. Pasižiūrėjom, einame į muziejaus parką. Paeisim kelis memorialus, tada eisim pasižiūrėsim detaliau. Dar vienas yra įdomus faktas, kad nuo tos atominio kupolo pastato ir nuo sprogimo epicentro yra vos keli šimtai metrų. Čia realiai ne šita gatvė, o kitoj gatvėj yra dabar pastatyta ligoninė ir virš jos sprogo bomba. Tai visiškai čia pat. Įsivaizduoja Evelina, kaip arti. Vaizduoju, kaip baisu. Šiaip šitą miestą galėčiau pastebėti tokį skirtumą, kad mažokai turistų tokių nėra tiek daug, kiek kitur. Nėra taip visiems įdomu ir aktualu istorija. Gal amerikiečių nenori čia labai žiūrėti. Priėjom visų pasaulio vaikų monumentą. Vaikai taip pat yra mokinami istorijos, rodami, kaip jie skandavo už taiką. Viduje yra visokių čia puošmenų rankdarbių. Sakoma, iš viso pasaulio, bet didžioji dauguma matau, kad vis tik su hieroglifais surašyta. Tai daugiau vis tiek vietiniai prisidėjo. Toks skulptūra kaip skulptūra. Labiau simbolinė reikšmė ir istorijos platinimas.
Ir Šventosios amžinosios ugnies paminklas irgi atminti tragedijai. Čia turėtų čiurlenti ir būti pilnas baseinas vandens, bet mes papuolėme į etapą, kai jis yra valomas, kas yra labai neblogai, nes iš nuotraukų matėsi, kad spalvelė buvo tokia ojojoj. Mirda irgi ojojoj. Evelinai nepatinka. Evelina jau nuėjo į eilę, kuri yra žiauriai ilga, tai reikės nemažai palaukti. Labai daug privažiavę autobusų yra. Ir akivaizdu, kad ne mes čia vieni norim pamatyti. Tai nepaisant to, kad turistų gal ir nėra tokio didelio kiekio, bet vaikų yra daug. Jau atėjome į pagrindinį muziejų. Bus galima pamatyti, kaip atrodė miestas iki sprogimo. Žus nedidelis miestelis. Sprogimo metu buvo nužudyta apie 145 000 japonų. Miestelis nebuvo didelis, amerikiečiai nesirinko Tokijo ar kažkokio kito didesnio, nes tai buvo labiau kerštas už Pearl Harborą. Ir neturėjo turėti tiek daug aukų, bet turėjo turėti daugiau aukų, kad tai būtų sustabdyta visiems laikams. O apačioj buvo laikrodis, pamiršau nufilmuoti, tai parodysiu nuotrauką. Tai yra laikrodis, kuris seka, kiek dienų jau praėjo nuo paskutinio sprogimo ir kiek dienų praėjo nuo paskutinio bandymo atominės bombos. Tai 757. Prieš porą metų buvo išbandyta paskutinė atominė bomba. Čia galėsim pasigrožėti, kaip žmonės gyveno čia anksčiau. Perėjus į kitą halę, matosi, kaip viskas jau atrodė po sprogimo. Išsaugotos nuotraukos, miestas sulygintas likę, tik tai betoniniai pastatai. Jau galvau, šiame muziejuje nebus visos istorijos politinės, kur yra labai svarbi, bet matom, kad yra pasisakė, kas pradėjo ir dėl ko įvyko. Po to, kai išeisim, galės papasakot plačiau. Apie muziejų bendrai. Muziejus kalba apie atominę bombą, jos padarinius miestui, kaip tai paveikia žmonės, kaip tai paveikia gyventojus, su kokiamis sveikatos problemomis susidūrė, kokios ištiko likutinės visos problemos, vėžiai visokie ir visa kita, ir in general tai yra kaip yra blogai tenais. Kaip yra blogai atominė bomba. Labai nedaug yra dėl ko ta atominė bomba atsirado, šiek tiek aišku mačiau tos istorijos, kad yra jos surašyta ir vis tiek viskas yra nurašoma, kad tiesiog, tai žodžiu, in general, tipo, nemėtykime atominių bombų. Faktas tas, kad mažiausiai nukentėjo tie, kas priėmė sprendimus paleisti tas atominės bombas, o pagrindinės istorijos dalis, ką esu kažkuriuose senesniuose epizoduose Amerikoje keliaujant pasakojęs, tai čia tiesiog buvo japonams side efektas įsiveržimo į Pearl Harborą, kurio metu, atakos metu, japonai turėjo labai stiprų jūrų laivyną. Žiauriai. Visas šitas jūros pakrantė čia buvo ant didžiulės grėsmės, kad japonai pradės ją valdyti. Ir amerikiečiai šiaip tai tą žinojo, yra keletą konspiracijos teorijų, kad vis tik amerikiečiai tą išprovokavo, kad jie pirmi pultų ir tada galėtų jie bombarduoti. Bet ta standartinė istorija, jeigu nelenta ten į kažkokias konspiracijas, tai yra tai, kad japonai bijodami grėsmės atitinkamai puolė augantį tuo metu amerikiečių jūrų laivyną, tam, kad iš jų krantinės jie negalėtų pulti į Japonijos. Nes ten prasidėjo daug visokių dalykų. Vienas iš pagrindinių buvo žaliavų eksporto per vandenyną uždraudimas.
amerikiečiai tiesiog uždraudė ir užblokavo kelius ir tas ekonomika nusmūdė net 74%. Tai japonai ėmėsi reikalų ir pirmieji sudavė smūgį. Tas smūgis buvo kruvinas, 3,5 tūkstančio amerikiečių žuvo, tarp jų ir visas laivynas nuėjo velniop, ir civiliai ir taip toliau. Tai, ta prasme, amerikiečiai padarė tą, ką turėjo kažkas padaryti. Tai tas dėdė Semas nusprendė, reikia dėti antausį ir užbaigti šitą klausimą visiems laikams. Tai numetė 2 bombas, vieną Hirošimą, kitą Nagasakį. Viena mažesnė, kita šiek tiek didesnė, antroji buvo Fat Man. Oppenheimerį matėt, žinot, ką ten gamino. Ir sustabdė. Tai faktas tas, kad ginklai yra blogai, bet tik tokie ginklai tuo metu galėjo sustabdyti Antrąjį pasaulinį karą, kurį iš tikrųjų pradėjo nei Japonija, nei Amerika, o pradėjo vienas dėdė iš Austrijos su kvadratiniais ūseliais tokiais. Tai jisai iš esmės visą tą šūdą išprovokavo visam pasaulyje, nes jamgi priminsiu tiesiog, kad jam taip gerai sekėsi Europoje, kad jisai nusprendė, kad lemma gal ir Ameriką pavyks paimti. Tai tas amerikiečius ir paskatino atstatyti karo pramonę, kurią jie buvo visiškai uždarę. Jie neturėjo net tiek metalo, jie viską turėjo siųstis iš Rusijos, pirko metalą, kad galėtų gaminti tankus, juos siųsti anglams, kooperuoti su anglais ir taip toliau. Žodžiu, taip jau buvo, nieko nepadarys. Tai va, o daugiau nieko, daugiau patys žinot iš istorijos pamokų. Aš stebiu dabar memorialą, visi čia lankstosi, nes galvoju, kad čia aš kažką faktinu. Ne, aš filmuoju, bet dabar jau kai filmuoju priekį, tai jau dabar niekas nebesilanksto. Tai čia pagrindinė vieta, padaryti gražią nuotrauką, vėliau pasakiau, kaip tikiuosi padarys.